Sveiki, su jumis Šudaičių šeimyna ir šiandien mes jums pranešim nuostabią naujieną. Ilgai laukta, tikrai turbūt visi laukėte atomazgos, jau kurį laiką mes nesirodėme, bet štai ir vėl sugrįžome ir jūs turite žinoti, kas įvyko. Tai buvo laikai, kada 15 minučių apie mūsų dieną po 5 straipsnius rašė, Delfi rodė, visi kalbino, visi mažesni, didesni, visi skambino, prašė interviu, kiek turėjom laiko, visiems davėm, visiems viską pasakojom, ne viską galbūt papasakojom, bet esmė yra tai, kad mes susitaikėm, bet reikia... Ir tą progą pasakysiu, kad pasidariau naują manikiūrą. Stilius visiškai kitas, matyti, pasižiūrėkit. Visiškai kitas stilius. Jo, plaukučius truputį pasitvarkiau, čia makiažą, papukus truputį, lūpytes. Kaip pridera šiuolaikiniai moteriai. Centai. Čia centukai. Mes gyvenam labai gerai, mes turim Porschus, mes turim deimantus, mes turim briliantus, mes turim namus. Kalba eina apie 7-ženklės sumas. Tiek to tegal būna 7-ženklė, bet man atrodo, kad jinai stipriai didesnė yra. Aš neskaičiavau, kaip kurie ten mėgsta skaičiuoti ir ataskaitas teikti. Vieno namo nebeturim, vieną namą nugniaukė Šudaitinės mama nugniaukė, persirašė ir čia visas to sugalvotos smurtas, visa kita, čia buvo jos išmislas. Ne visai, bet mes atradome kompromisą. Buvo. Ir turim atskleisti šioje serijoje, pirmoji mūsų serijoje apie Šudaičių gyvenimą, kodėl žmonės žiūri ir daug klausia tą klausimą, į kurį mes neatsakėm nei vienoj televizijoje, nei 15 minučių, nei Delfiams, nei LRT, nei Alfom, nei LNK, nei TV3 ir visiems kitiem neatsakėm, bet mes šiandien ne tai, kad tik atsakysim, bet ir parodysim. Jūs kuo puikiausiai žinot, kad mano žmona prekiauja kosmetiką, kvepalais. Tai būtent kvepalais, kvepaliukais moterų. Ir mes nuo uždirbam milžiniškus pinigus. Kalba eina apie 7-ženklės sumas. Kodėl? Taip pat netgi pademonstruosim. Taigi, kaip mes darom? Mes darom labai paprastai. Mes važiuojam į Lenkiją į bazės, nusiperkam kvepalų dideliais išfasavimais. Turim čia daug turim. Nusiperkam, po to, ką mes dar perkam. O mes dabar čia viską tai pasakosim? Taip, buteliukai supakuoti dar. Yra buteliukai. Tikrai prabangus buteliukai. Čia labai. Yra dar, čia. Yra, žinote, buteliukus, dangtukai, kur užsisuka purkštukai. Purkštukai, čia yra, čia dar likutis yra likę, čia tiek kiniški turbūt. Nesvarbu, itališkus naudojam ir prekiaujam. Ir žmona prekiauja, labai perka, labai gerai kvepia. Tiesiog aš esu labai charizmatiška asmenybė ir, moku parduoti, galima taip sakyti. Tiesiog esu šito vietoj, turiu talentą, esu pasikauščiusi ir galiu bet ką parduoti. Taip, Šudaičių produkcija yra labai gera. Šudaičių produkcija perka žmonės, Šudaičių istorija, kurią mes dalinai kaip ir sugalvojom, ją gražinom, nes būtent per šitą istoriją kvepalų pardavimai buvo išaugę. Kalba eina apie 7-ženklės sumas. Jo, žinokit, išaugę ir mes galvojam, tempsim gumą kiek įmanoma, kad tik labiau mūsų rodytų, žmonės žiūrėtų ir labiau pirktų kvepalus. Mūsų pagrindinė užduotis buvo, kuo daugiau jums parduoti kvepalų. Ir kad jūs žiūrėtumėt, kad jums būtų gera, kad jums būtų malonu. Įdomu. Nes tai yra tai labai svarbu. Mūsų gyvenimo istorija tai yra toks pavyzdys, kuris įkvepia kitus. Įkvepia, parodo kitiem ir būtina tai matyti. Tai yra būtina, jūs privalot tai matyti, jūs privalot žiūrėti mūsų, jūs privalot, nes tai yra labai svarbu ir jūs privalot prenumeruoti šį mūsų naują kanalą,
Šudaičių naują kanalą. Šviežios daržovės vadinasi, Šudaičių kanalas. Ir mes rodysim labai daug iš Šudaičių gyvenimo visokių istorijų. Jūs pamatysit, užsiprenumeravę. O dabar noriu perleisti žodį savo Šudaitiniai. Gal nori dar ką nors pasakyti, aš čia išdaviau paslaptį, čia buvo pagrindinė vinis šio vaizdo įrašo. Iš kur mes kraunamės pinigus, iš kur mes perkam Poršus, deimantus, briliantus, namus, kelionės ir galim sau leisti tai daryti. Iš tikrųjų, po to, kai tu visą tai atskleidai, aš mąstu, ar mums tikrai verta susitaikyti ir vėl būti kartu, nes, tokių dalykų negalima iš tikrųjų sakyti. Žiūrėk, mes turim dar pasakyti žiūrovams, kad mes susitaikėm 40 kartą. Na taip. 40. Mes galėsim vėl išsiskirti. Ir vėl mes galėsim rodyti šitą dramą, kaip mes skiriamės, ir vėl tada išauks mūsų kvepalų pardavimai. Po to mes taip, dabar turėtų kilti skandalas, kad mes atskleidėme, kaip mes prekiaujame kvepalais. Taip, kaip mes juos pilstom, į buteliukus pilstom ir pardavinėjom žmonėm. Kils skandalas, šitas skandalas yra gerai, sakys, atsiprašant, Šuda prekiauja kažkokį lenkišką pilstą į buteliukus, bet žmonės pirks. Pabandyti, ar iš tikro ten yra lenkiški, ar jie tikrai nekvepia, ar ten išbezda po 2 dienų. Žmonės pirks, tai yra svarbiausia ir tai mes darom, mes sugebam. Mes esam verslininkai, mes esam geri verslininkai. Mes esam Šudaičiai, mes galim iš bet ko išspausti Šudą. Realiai. Taip. Ką dar? Šioj serijai? Nelabai turiu ką pridurti, iš tikrųjų. Sekit, prenumeruokit ir mes viską jums rodysim. Mes jums rodysim, naujas serijos bus, mes rodysim visas dramos, visas dar su vaikų atiminėjimais, dar čia bus atskiros serijos, kaip viską darom. Po to galbūt atskleisim informaciją, kiek mums mokėjo žiniasklaida. Ir kaip mums žiniasklaida padėjo kurti šitą visą tą istoriją, tos visos konfliktus, kaip jie mums patarė, kaip daryti, nes būtent jie žino, ko reikia žiūrovam, ką žiūrovai skaito, kelintą valandą. Nesakau, vieną kartą buvo 15 minučių, tai netgi 6 straipsnius į dieną parašė. Sako, skaito, jau perskaitė, žmonės dar nori, tai dar parašė ir žmonės skaito, žmonės tiesiog buvo toks momentas, aš pamenu, kada tai buvo pati svarbiausia žinia Lietuvoje. Nesvarbu karas, nesvarbu Ukraina, viskas buvo nesvarbu. Ir dėl to šitą vyrą labai labai myliu, savo Šudaitį. Svarbiausia yra Šudaičių istorija. Tai yra kiekvieno lietuvio svarbiausia informacija, svarbiausia žinia. Žmonės darbuose būna, kad žmonės rašo, mes netgi šiandien nepietavom. Mes žiūrėjom jūsų naują laidą, mes skaitėm jūsų naujus straipsnius, mes diskutavom, link kur pasisuks jūsų gyvenimas. Žmonės netgi nevalgydavo per pietus, jie žiūrėdavo, laukdavo naujų istorijų. Ir žiniasklaida mums tai padėjo, mums tai padarė ir vėl mes susikrovėm papildomus milijonus ir mes vėl pirksim naujus Poršus ir mes pirksim deimantus, mes pirksim briliantus. Kalba eina apie 7-ženklės sumas. Jo, ir viską mes jums rodysim, o jūs žiūrėkit, nes tai yra labai labai svarbu, nepamirškit pasidalinti su visais, tai yra pati svarbiausia informacija, kokia gali būti šiame gyvenime, šioj planetoje realiai. Tai yra Šudaičių istorija. Taip. Tai šiuo kartu norim atsisveikinti, prenumeruokit mūsų kanalą ir laukite naujų Šudaičių istorijų. Parašykite komentaruose, ko jūs norėtumėt sužinoti, ką jūs norėtumėt sužinoti. Parašykite komentaruose, ar jums patinka mano naujasis manikiūras, tikrai stengiausi, gera manikiūristė pasitaikė, man labai patinka, dera prie manęs. Aišku, dar galėtume atskleisti paslaptį, kaip dažiai plaukus, kad papildomai peroksidą dėjo. Dėjo peroksido, nekybo. Jo, peroksidas, sako, nesvarbu, gali peroksidas patekti per plaukų šaknis į smegenis ir, sako, gali sutrikti mąstymas, regėjimas ir visa kita. Sako, gali tapti kvaila, nes kirpėja stilistė prie manęs, sako, žinokit, jūsų žmona prašo daugiau peroksido.
dėti peroksido, kad, sako, bet žinokit, peroksidas gali paveikti smegenis ir tikrai negresia. Ir gali atsitikti taip, kad, sako, jums teks gyventi su labai kvaila žmona, nes bus paveiktas smegenis. Aš sakau, dėkit, žinot, iššūkiai man patinka, gyvenu su protinga, galvoju, o ko nepabandyti pagyventi ir su kvaila žmona. Aš manau, kad šiandien už pinigus galima padaryti viską ir yra technologijos, po to atstatysim ir vėl nudažysim kitą spalvą, jeigu reiks, pakeisim. Pinigų turim, visko turim, tikrai tame ne problema. Absoliutiškai. Kad mašinų žiūrite. turim visokių, pilnas garažas, mašinų turim virš 30 automobilių, turim įvairiausių. Labai gerai automobiliai yra labai fainas dalykas, labai brangus automobiliai yra gerai, labai deimantai yra labai gerai, briliantai visi tie papuošalai, viskas yra labai gerai. Tai yra investicija į ateitį, tai yra mūsų turtas, kurį reikia saugoti, reikia išsaugoti. Ir mes jaučiamės labai gerai, kada mes turim turtą, kada mes turim pinigų ir kada mus visi rodo ir apie mus visi kalba ir visai Lietuvai rūpi mūsų likimas. Mūsų gyvenimas rūpi visai Lietuvai. Mes esam be galo dėkingi žiūrovams, kurie rūpinasi mumis, rūpinasi mūsų gyvenimu. Jie nebesirūpina savo gyvenimais, jie rūpinasi mūsų gyvenimais. Aš kaip pasakojau, žmonės net nebevalgo, dėl mūsų nebevalgo. Jie rūpinasi mūsų gyvenimu. Ir tai yra smagu. Užsiduokit savo klausimą. O kas rūpinasi jūsų gyvenimais? Mūsų gyvenimais rūpinasi didžioji dalis Lietuvos. O kas rūpinasi jūsų gyvenimais? Ar tai nėra gyvenimo sėkmė? Ar tai nėra gyvenimo atradimas, kada tavo gyvenimu rūpinasi bemaž visa Lietuva? Tai šiam karteliui... Manau, kad mes jau kaip ir pasiekėme savo gyvenimo tikslą. Iš tikrųjų išsipildė praktiškai visos mūsų svajonės. Turim beveik visus Porschus, kurių norėjom. Jo. Turime tikrai daug turto, kalba eina apie 7-ženklės sumas. Ir tikrai dėl to turto mes pakovosime. Pakovosim. Kovokit ir jūs. Nepamirškit sekti mūsų gyvenimą. Jeigu jūs nebeseksit mūsų gyvenimą, mums nebebus prasmės netgi gyventi. Ate, viso geriausio, mėly žiūrovai. Iki.